Sveiki. Pirmoje dalyje kalbėjome, kaip Python programavimo kalboje mes galime įvesti informaciją į kintamuosius, atspausdinti informaciją, kuri yra kintamuosiuose arba tiesiog kažkoks teksto eilutė ir kaip atlikti elementarius skaičiavimus. Štai programa, kurią mes kartu panagrinėjom. Programą sudaro 3 dalis. Duomenų iš vartotojo gavimas, tai čia yra sukuriamas kintamasis, yra įvedama informacija į kintamąjį ir tada ta informacija paverčiama skaičiumi, nes funkcija input mums įveda, ką be vartotojas be parašytų, įveda kaip tekstą. Dabar yra vienas niuansas, kada mums nepakanka daryti sveiko skaičiaus iš informacijos. Tarkim, jeigu dabar aš paleisčiau šitą programą, kuri apskaičiuoja stataus trikampio plotą ir perimetrą, tai tarkim vienas statinis būtų 3, kitas statinis 4, įžambinė 5. Ir tuomet gaunam informaciją. Mes matom, kad stataus trikampio plotas yra 6.0 arba kitaip sakant 6.0. Ta tikslumą, aišku, galima mes koreguoti spausdindami, bet dabar ne apie tai. Čia reiškia šitą informaciją, mes matom, kad jau yra realusis skaičius. Ne sveikasis skaičius, o realusis. Kas dabar nutiktų, jeigu aš bandyčiau realius skaičius įvesti? Taip, tarkim, pirmasis statinis būtų 3.0. Tas kablelis 0 parodo, kad tai turėtų būti realusis skaičius. Ir iš karto jau man rašo klaidą. Klaida 5 eilutėje reiškia štai šioje vietoje 5, tai yra 3.0 informacijos Pythonui nebepavyksta paversti į sveiką skaičių, nes yra taškelis viduje, tai jau nebegali būti sveikas skaičius. Ką tokiu atveju daryti? Tai mes lygiai taip pat kaip tekstą, kurį įvedam, galim paversti į sveiką skaičių su funkcija int nuo žodžio integer, mes galim panaudoti funkciją float, floating point number, reiškia skaičių su slenkančiu kableliu, galime irgi paversti į tekstą, į realų skaičių. Tai funkcija float, jeigu aš ją panaudosiu, jinai man informaciją, kuri iš pradžių būna tekstas, paverčia į realų skaičių. Nebe sveiką skaičių, o realų skaičių, reiškia gali būti su kableliu. Ir jeigu dabar paspausiu run, 3.0, kitas statinis 4.0, įžambinė 5.0. Programa veikia puikiai, nes supranta, kad čia yra skaičius su kableliu. Tai va, tai toks niuansas, jeigu mūsų programa norim, kad dirbtų su realiais skaičiais, reiškia galėtų būti skaičius su kableliu, tai mes tada versdami tekstą į skaičių naudojam ne int, o funkciją float. Dabar panagrinėkime kitą atvejį. Tarkime, mano užduotis yra parašyti programą, kuri patikrina, ar skaičius dalijasi iš 3 ir ar yra didesnis už 100. Jei abi sąlygos patenkintos, reiškia ir dalijasi iš 3 ir yra didesnis už 100, tada programa spausdina pranešimą valio. Nuo ko pradėti? Tai pasiliekam tą patį planą, 3 dalis. Galbūt eigoje kažką pakoreguosim, bet pradžiai tai padeda mums nepasimesti ir negalvoti apie viską iš karto. Tai duomenų iš vartotojo gavimas. Kas šitoje programoje yra duomenys? Duomenys yra skaičius. Kol mes neturime skaičiaus, mes neturime ką tikrinti. Kitaip sakant, programa neturi ką tikrinti, kol vartotojas neįveda skaičiaus. Tai, kaip atsimenam, kad gautumėm iš vartotojo skaičių, mums reikia kintamojo vietos pasidėti, pasivadinkime skaičius ir lygų naudoju funkciją input, nes man reikia, kad vartotojas tą skaičių įvestų. Dabar galima, būnant mandagiems, kad suprastų tas žmogus, kuris pasileido, ko čia laukia programa, ką jis turėtų įvesti, tai įveskite skaičių. Taip, paprašom įvesti skaičių ir tada input įveda skaičių. Dabar tą įvestą informaciją, atsimenam, jinai iš pradžių turėtų būti kaip tekstas ir mes norim tai pakeisti, nes tai yra skaičius. Dabar koks tai skaičius? Sveikas ar realus skaičius?
Kadangi mes tikrinsime, ar jis dalyjasi iš 3, jis privalo būti sveikas, nes jeigu skaičius bus su kableliu arba realus skaičius, tuomet mes tiesiog visada jį dalinsim iš 3 ir net jeigu jis nesidalina iš 3, vis tiek dalinsim ir gausim kažkokią skaičiaus dalį. Tai jeigu užduotis kalba apie dalumą ar dalyjasi iš kažko, reiškia mes kalbame apie sveikus skaičius. Tai šitos programos atveju man skaičių reikia pasidaryti sveiką. Taip, funkcijai int duodu skaičių, funkcija int šitą skaičių paverčia į sveiką skaičių ir vėl įrašo į tą pačią vietą, kuri pas mane vadinasi skaičius. Štai, duomenų iš vartotojų įvedimas atrodo štai taip, galim pažiūrėti, ar nėra klaidų, ar vyksta įvedimas, spausdina įveskite skaičių, įvedu pavyzdžiui 88, spaudžiu Enter, programa baigia darbą sėkmingai. Tai mano įvedimas įvyko, dabar skaičiavimai. Šitoje vietoje aš jau turiu skaičių, man reikia patikrinti, ar dalyjasi iš 3 ir ar didesnis už 100. Pradėkime nuo dalyjasi iš 3. Jeigu programa apsiribotų patikrinimu, ar dalyjasi iš 3, ką aš daryčiau? Dabar pats patikrinimas yra viena dalis, bet reikia suprasti, kad jau mano programa išsiskiria tarsi į 2 dalis. Jeigu nesidalyja, aš elgsiuos vienaip, greičiausiai spausdinsiu pranešimą, kad nesidalyja, o jeigu dalyjasi, spausdinsiu pranešimą, kad dalyjasi. Kitaip sakant, bus nurodymų, kuriuos ne visada programa darys, žiūrės pagal situaciją. Tai jeigu programuojant atsiranda tokių dalių, kai tam tikri veiksmai ne visada bus daromi, o priklausot nuo tam tikrų aplinkybių, mes naudojam sąlyginį sakinį if, angliškai jeigu. Sakome if ir tada rašome sąlygą. Dabar kas yra sąlyga? Čia yra kažkoks reiškinys, kažkoks veiksmas, kažkoks palyginimas, kuris turėtų galiausiai po programos patikrinimo būti tiesa arba netiesa. Ir jeigu jis bus tiesa, aš galiu nurodyti tam tikrus veiksmus, ką programa turės tokiu atveju daryti. Tai dabar jeigu, kaip man patikrinti, ar skaičius dalyjasi iš 3? Prisiminkime, kaip vyksta tokia dalyba. Kad patikrinčiau, aš tiesiog dalinu skaičių iš 3 ir žiūriu, ar lieka liekana. Kitaip sakant, ar lieka nepadalintų dalių. Tai dalijant skaičių iš 3 liekana gali būti 0, reiškia pavyko padalinti ir skaičius dalyjasi, ir liekana gali būti 1 arba 2, reiškia tam tikras skaičiaus dalis neišsidalijo. Tai iš tikrųjų, kad aš patikrinčiau, ar skaičius dalyjasi, aš tikrinu, ar padalinus lieka. Kaip tai užrašyti? Tai aš sakau, jeigu skaičius padalinus iš 3 liekana yra, ir kaip dabar tą užrašyti, prisimenam, procentėlis iš 3, va šitoj vietoj atsiras liekana. Tai procentas 3 reiškia dalybos iš 3 liekana. Ir aš sakau, jeigu šita liekana yra lygi 0, ir čia žodis lygų, reiškia, man reikia dėti dvigubą lygybę. Čia reiškia lygų. Kadangi viena lygybė reiškia įrašymą, tai kas yra dešinėje yra įrašoma į vietą kairėje, tai šitas ženkliukas nereiškia žodžio lygų, tai nėra palyginimas, tai yra įrašymo veiksmas. Tada, kai man prireikia žodžio lygų arba palyginimo, man reikia kito ženklo ir tam yra sukurtas dvigubas lygybės ženklas ir jis reiškia lygų. Tai aš sakau, jeigu skaičių dalinant iš 3 liekana lygi 0, dedu dvitaškį, reiškia tada, ir spaudžiu Enter. Štai, jeigu skaičiaus iš 3 liekana, padalinus iš 3 liekana 0, tada ir čia dabar aš turiu parašyti veiksmą arba veiksmus, ko aš noriu, kad programa darytų, jeigu tai bus tiesa. Programa reiškia padalins iš 3, pažiūrės kokia liekana, palygins ar tai yra 0 ir jeigu tai yra 0 ir reiškia if yra tiesa, tada šitus veiksmus vykdys. Jeigu tai bus netiesa, šitų veiksmų nevykdys. Dabar atkreipkite dėmesį, aš padėjęs dvitaškį paspaudžiu Enter ir aš jau esu toliau nuo krašto per vieną tabą. Tai čia yra svarbu negrįžti prie krašto, nes jeigu aš noriu, kad šitas sakinys būtų daromas arba keli sakiniai tik tada, kai sąlyga yra teisinga, jie turi būti surašyti toliau nuo krašto. Na, pažiūrėkime. Skaičius dalyjasi. Skaičius
dalijasi iš 3. Tai pažiūrėkime, ar veiks ir mums pasileis ši programa. Spaudžiu Run ir įvedu skaičių, pavyzdžiui, 33, jis turėtų dalintis iš 3, spaudžiu Enter ir rašo skaičius dalijasi iš 3. Jeigu paleisiu ir įvesiu skaičių, kuris nesidalė iš 3, pavyzdžiui, 40, spaudžiu Enter ir atspausdinimas neįvyko. Jeigu aš šitą eilutę padėsiu nuo pat krašto ir paspausiu Run, jau iškart yra klaida, nes 10 eilutėje šitas ifas neturi veiksmų ką daryti. Jeigu turėtų veiksmų ką daryti, na pavyzdžiui, print, pabandykime atspausdinti 4. Ir kitas print bus toliau nuo krašto, paspaudžiu Run, įvedu 40 ir man rašo, kad skaičius dalijasi iš 3, nes šitas spausdinimas nepakliūna į ifo vidų. Reiškia, jis vyks visada, o print 4 vyks tik tada, kai skaičius dalijasi iš 3. Gerai, grąžinkime situaciją, kuri buvo taip, kaip mes norėjom. Dabar kitu atveju, jeigu nesidalyja, mes irgi turėtumėm pranešti vartotojų rezultatą, nepalikti nežinioje. Tam yra ifo antroji dalis, ją nebūtina naudoti, ji vadinasi else, kitu atveju. Reiškia, rašau else, vėl dedu dvitaškį, ką daryti, jeigu ifas nesuveikia, reiškia, ką daryti, jeigu čia yra false arba netiesa. Tai tokiu atveju mes galim spausdinti kitą sakinį, skaičius nesidalyja iš 3. Nesidalyja iš 3. Spaudžiu Run, įvedu 40 ir man rašo nesidalyja. Jeigu įveščiau kokius 303, skaičius dalyjasi. Ir štai mano programa daro arba vieną dalį, arba kitą dalį, priklausomai, ar ifo sąlyga, ar šita vieta yra tiesa ar ne. Svarbu šitą sąlygą parašyti taip, kad atrinktų, paskirstytų taip, kaip mums reikia. Tai šita sąlyga tiesiog patikrina, ar skaičius dalijasi iš 3. Dabar jūs jau turbūt pastebėjot arba nepastebėjot, aš truputį apjungiau antrą ir trečią dalį. Reiškia, mano tokių kaip skaičiavimų tarsi ir nėra, galėčiau visą šitą rašyti į trečią dalį, nes mano skaičiavimas įvyksta ir iškart tikrinimas ir priimamas sprendimas, kas spausdinti. Tai taip nutinka paprastesnėse programuose, kad antra ir trečia dalis susijungia į vieną. Va, nieko baisaus, jeigu suprantame, kas už ką atsakingos, kurios eilutės gali būti ir taip. Dabar pereikim prie antros dalies. Man iš tikrųjų šita sąlyga nesako, kad tik patikrinti, ar dalijasi iš 3, bet dar reikia pažiūrėti, ar ir didesnis už 100. Ir dabar mes turime situaciją, kai yra dvi sąlygos. Reiškia, viena yra dalijasi iš 3, o kita yra didesnis už 100. Kaip mes galim tai išspręsti? Tai iš tikrųjų mes galim išspręsti dviem ifais. Į ifą dėti ifą, pirmiausia patikrinti vieną sąlygą ir kitu ifu patikrinti kitą sąlygą. Kaip tai atrodytų? Tai aš šitam ife patikrinu vieną ir tada tikrinu kitą, jeigu jau pakliūnu į vidų šito ifo. Ar skaičius, mano tas skaičius yra didesnis už 100. Dar viena sąlyga, vėl dedu dvitaškį, ką tokiu atveju daryti. Ir dar toliau nuo krašto, jau per 2 tabus galiu priimti išvadą, kad skaičius dalyjasi. Visais kitais atvejais skaičius nesidalyja. Dabar ką reiškia visais kitais atvejais? Jeigu mano programa pakliuvo į šitą dalį, reiškia jis dalysi iš 3. Jeigu pakliuvo iš čia, reiškia jis daugiau už 10. Tai čia yra ta sėkmės vieta, kur abi sąlygos teisingos ir aš galiu spausdinti valio. Jeigu aš norėčiau kitų atvejų spausdinti, nors neprašo, kad ne valio arba bent viena sąlyga netinka, tai man reikėtų net 2 else. Tai reiškia, kad man reikėtų šito vidinio ifo else. Va čia mes pakliūtumėm, programa pakliūtų, jeigu skaičius dalyjasi iš 3, bet nėra didesnis už 100. Tai mums vis tiek toksai netinka. Ir mes galim spausdinti netinka.
Taip. Netinka. O šitas elsas, matom, yra didžiojo ifo pagal tai, kiek jisai atitrauktas nuo krašto. Jis aktyvuosis tada, kai skaičius nesidalė iš 3. Tai tokiu atveju mes galim net ir netikrinti, ar jis daugiau už 10, nes mes jau žinom, kad jau iš 3 jisai nesidalina. Ir mums visais atvejais, kaip bebūtų su didesnis ar mažesnis už 100, mums vis tiek jisai netinka. Tai čia yra vienas iš sprendimo būdų. Pažiūrėkime, ar jisai veikia. Įveskim, tarkim, 303, jisai dalinasi iš 3 ir yra didesnis už 100. Mums sako valio. Jeigu įvesime 33, jis dalinasi iš 3, bet nėra daugiau už 100. Reiškia, mes šitą vietą aktyvavosi. Netinka, gal ne. Suskaičiuokim, kad matytųsi, kuri aktyvuojasi. Ar pirma, ar antra. Paleiskim dar kartą. 33. Netinka, va štai šita vieta. O jeigu mūsų skaičius iš vis nesidalyja iš 3, pavyzdžiui 400, jau aktyvuojasi šita dalis, nes šitoj vietoj yra false, netiesa. Ir net jeigu skaičius būtų mažesnis, pavyzdžiui 40, taip, 40, enter, aktyvuotųsi netinka 2 šita vieta, nes jau šita yra false, nepaisant to, ar čia daugiau ar mažiau, vis tiek šita vieta. Tai va, koks galėtų būti galbūt šiek tiek paprastesnis būdas, nes čia aš dedu ifą į ifą, arba sąlygos sakinys yra sąlyginio sakinio viduje, galima jau, darosi labiau komplikuota logika. Mes galime kelias sąlygas jungti į vieną ifą. Tai reiškia, kad mes galime šitą programą parašyti ir kitaip. Aš rašau, jeigu skaičius dalyjasi iš 3 ir rašau žodį and, kuris reiškia ir įdedu antrąją sąlygą. Taip, ir skaičius daugiau už 100. Čia svarbu, kad po endo iškart nepulčiau rašyti daugiau už 100, nes kiekviena sąlyga veikia atskirai, jos yra atskirai patikrinamos ir tik tada tikrinamas ir. Tai reiškia, jeigu aš parašyčiau lygų 0 ten ir daugiau už 100 be skaičius, man būtų klaida. Tai aš rašau, jeigu skaičius dalyjasi iš 3 ir yra daugiau už 100, tada spausdinam ir mums nebereikia antro ifo, tokiu atveju. Tada mes galime tiesiog spausdinti valio, o kitu atveju spausdinti netinka. Pažiūrėkime, ar veiks. 303 turėtų tikti, valio. Tada 200 turėtų netikti, nes nepaisant to, kad tai yra daugiau už 10, tai nesidalė iš 3. Tinka. Jeigu ištestuosime su variantu, kuris dalyjasi iš 3, bet nėra daugiau už 10, pavyzdžiui 33, netinka. Tai kaip matom, žodis and, visas šitas ifas aktyvuojasi tada, kai ir čia tiesa, ir čia tiesa. Jeigu bent vienas iš tų būtų netiesa, keliaujam į else dalį. Tai va, tai toks šiek tiek gal paprastesnis vienas ifas, bet sudėtingesnė sąlyga, jinai jau yra apjungta. Jeigu būtų sąlyga šiek tiek pakeista, skaičius dalyjasi iš 3 arba yra didesnis už 100, žodis arba, reiškia mums tinka, kad jeigu bent vienas iš jų yra tiesa, reiškia valio. Tai tas arba šitoje vietoje and pakeistume or. Ir jeigu aš naudoju tarp kelių sąlygų or, reiškia užtenka, kad bent viena iš jų būtų true arba tiesa ir aktyvuojasi šita dalis. Tik tokiu atveju, jeigu visos sąlygos su or yra netiesa arba false, tik tokiu atveju keliautumėm į else. Patikrinkim, ar veikia. 303 turėtų mums tikti. 200 turėtų tikti, nes daugiau už 100 mums tinka. Reiškia, čia true, čia false. Ir jeigu yra false or true, rezultatas bus true. Ir lygiai taip pat, jeigu įveščiau 33, irgi mums tinka. Reiškia, tai čia yra true, čia yra false, true or false, gaunasi true. Vienintelis atvejis, kai mums netiks, tai kai abu yra false, tai pavyzdžiui 22 iš 3 nesidalina, taip pat nėra didesnis už 10. Tai tiek šiandien apie sąlyginį sakinį if, kelių sąlygų jungimą su or ir and.
bei realiaisiais skaičiais, jeigu mums reikėtų realių skaičių, naudokime funkciją ne int, o float tam, kad tekstą paverstume į realų skaičių, kuris turėtų trupmeninę dalį po kablelį. Tai šiandien tiek, iki kitos pamokos.